Penktasis skyrius. Kesteris, užsivilkęs savo seniausią kostiumą, išvažiavo į finansų valdybą. Jis rengėsi pamėginti, ar nebūtų galima sumažinti mūsų mokesčių. Mudu su Lensu dirbtuvėje likome vieni. Pirmyn, Gotfridai, tariau aš. Kipkim į dručkį Kadilaką. Vakar vakare pasirodė mūsų skelbimas. Vadinasi, šiandien jau galėjome tikėtis pirkėjų. Jei apskritai kas nors pasirodys. Reikėjo parengti mašiną. Pirmiausia, nuplojame lakuotas dalis. Mašina ėmė tviskėti ir jau atrodė 100 markių brangesnė. Paskui įpylėme į motorą pačios tirščiausios alyvos, kokios tik turėjome. Stūmoklė jau buvo nebe iš gerųjų ir truputį bildėjo. Tiršta alyva kompensavo, tai ir motoras dirbo nuostabiai tyliai. Pavarų dėžiai bei diferencialui taip pat nepagailėjome tiršto tepalo, kad jie veiktų visiškai ramiai. Paskiau išvažiavome. Netoli buvo gabalas labai prasto kelio. Mes pravažiavome į 50 km greičiu. Kėbulas tarškėjo. Išleidome ketvirtį atmosferos iš padangų ir pravažiavome dar kartą. Jau buvo geriau. Išleidome dar ketvirtį, jokių pašalinių garsų. Sugrįžome, patepėme cypčiojantį kapotą, privėrėme truputį gumos, įpylėme į radiatorių šilto vandens, kad motoras išsyk pradėtų eiti, ir žibalo pulverizatorium. Pulverizatorium dar išpurškėme mašiną iš apačios, kad ten blizgėtų. Po to Gotfridas Lensas iškėlė rankas į dangų. Tai ateik, palaimintas pirkėjau, ateik, mielasis piniguočiau, mes laukiame tavęs kaip jaunikis jaunosios. Tačiau jaunoji nesirodė. Todėl mes užritome virš duobės kepėjo geležinį žirgą ir pradėjome imti priekinę ašį. Keletą valandų dirbome ramiai, daug nekalbėdami. Paskui išgirdau, kad Jupas prie benzino siurblio ėmė garsiai švilpauti dainelę. Klausyk, kas čia pas mus ateina? Aš šlipau iš duobės ir pasižiūrėjau pro langą. Apie Kadilaką slampinėjo mažutis kresnas žmogelis. Jis atrodė kaip solidus buržua. Pažvelk, Gotfridai, sušnibždėjau. Nejau tai jaunoji? Aišku, tarė Lensas vos tik pažvelgęs. Tu tik pažiūrėk, koks jo veidas. Jis jau nepasitikė, nors dar niekas nepasirodė. Greit, pirmin. Aš pasilieku rezervę. Ateisiu, jeigu tau nepavyks. Atsimink mano triukus. Gerai. Aš išėjau į kiemą. Žmogus sutiko mane protingų juodų akių žvilgsnių. Aš prisistačiau. Lokampas. Bliumentalis. Tai buvo pirmasis Gotfrido triukas prisistatyti. Jis įtvirtino, kad tai išsyk sudaro intimesnę atmosferą. Antrasis jo triukas buvo pradėti santūriai ir išklausyti klientą, paskui jau, kur prireiks, įterpti ir savo trigrašį. Jūs atėjote dėl Kadilako, ponė Bliumentalė? Paklausiau. Bliumentalis linktelėjo. Tai jis ir yra. Tariau ir parodžiau į mašiną. Matau, atsakė Bliumentalis. Žvilgtelėjau į jį. Dėmesio, pagalvojau, velnių priėdės bjaurybė. Mudu nuėjome per kiemą. Atidariau mašinos dureles ir paleidau motorą. Paskiau patylėjau ir daviau Bliumentaliui laiko apžiūrėti. Jis aišku ras ką pakritikuoti, tada aš ir pradėsiu viską dėstyti. Tačiau Bliumentalis nežiūrėjo, jis ir nekritikavo, jis taip pat tylėjo ir stovėjo kaip stobrys. Nieko man daugiau neliko, kaip tik eiti į ataką. Pirmam pradėjau iš lėto ir smulkiai piešti Kadilaką kaip motina savo vaiką ir pamėginau išsiaiškinti, ar tas žmogus ką nors išmano apie mašinas. Jeigu jis specialistas, man reikėtų daugiau šnekėti apie motorą ir kėbilą. O jei nieko neišmano, tai apie patogumus ir visokius blizgučius. Bet jis nieko neišsidavė. Leido man kalbėti, kol pasijutau kaip koks oro balionas, kuriam tikslui jums reikalinga mašina, važinėti po miestą ar kelionėms, galiausiai paklausiau, stengdamasis kur nors surasti atspirties tašką. Kam kada prireiks, pareiškė Bliumentalis. Aha, o jūs pats vairuojate ar važinėsite su vairuotoju? Kaip kada pasitaikys? Kaip kada pasitaikys ir atsakinėja tas žmogus, kaip kokia papūga, atrodo, jis priklauso Tylūnų ordinui. Norėdamas kaip nors jį pagyvinti, mėginau paskatinti pačiam ką nors išbandyti. Paprastai tada pirkėjai pasidaro sukalbamesni. Aš bijau, kad jis gali užmigti man bešnekant.
Nors mašina ir didoka, bet viršus kilnojasi itin lengvai, tariau. Mėginkite pats pakelti, viena ranka apseisti. Tačiau Blumenthalis atsakė, jog nesą reikalą. Jis ir taip matas. Užtrenkiau dureles ir patampiau rankenas. Niekur nieklipt, tvirta kaip mokesčiai, pabandykite pats. Blumenthalis nebandė. Jam tai atrodė savaime suprantama. Velniškai kietas rieštas. Parodžiau langus, be galo lengvai slankiojo, galima nuleisti kiek tik patinka. Jis niekrust. Be to, nedūžtamas stiklas, kalbėjau jau truputį nusiminęs, nepaprastai didelis pranašumas. Tenai dirbtoje stovi Fordas ir aš pagalvojau, kas atsitiko kepėjo žmonai. Ir net truputį pagražinau, leisdamas kartu su motina žūti ir vaikui. Tačiau Blumenthalio siela buvo kaip nedegamoji spinta. Dabar visos mašinos su nedūžtamu stiklu. Pertraukė jis mane. Čia nieko ypatingo nėra. Nedūžtamo stiklo nerasti nė vienoje serijinėje gamybos mašinoje, atsakiau švelniai, bet griežtai. Geriausiu atveju, kai kurių markių mašinos turi tokius priekinius stiklus. Tačiau niekų dievų nedidžiuosius šovinius. Paspaudžiau signalą ir pradėjau aprašinėti mašinos vidaus patogumus. Bagažinė, sėdynės, kišenė, prietaisų skydą. Nepraleidau nė vienos smulkmenos, net padaviau Blumenthaliui žiebtuvėlį ir tą progą pasiūliau jam cigaretę, tikėdamasis, kad bent taip truputį išjudinti jį. Bet jis atsakė, nerūkau, ačiū. Tarė ir pažvelgė į mane tokia nuobodžia mina, kad man staiga šovė į galvą baisus įtarimas. Galbūt jis visai ne pas mus ėjo, galbūt paklydo ir rengėsi pirkti mašinėlę kilputėms apsiūti arba radio aparatą ir tik truputį neryžtingai stoviniavo čia, prieš nueidamas savo keliais. Pamėginkim dar pravažiuoti, ponė Blumenthali, galiausiai pasiūliau jau gerokai nusivaręs. Pavažiuoti? Paklausė jis, tarsi būčiau nei šį, nei tą pasakęs. Taip, pravažiuot. Juk jūs turite pamatyti, kaip važiuoja mašina. Ji tiesiog plaukia gatve, nelyginant bėgiais. Ir motoras traukia, tarsi tai būtų ne kabrioletas, o pūkelis. Ak, tie mėginimai. Jis niekinamai numojo ranką. Tokie mėginimai nieko neparodo. Mašinos įdas tik vėliau pastebi. Žinoma, šėtonė tu raguotas, pagalvojau supykęs. Negi tu nori, kad aš tau nosį į jas badyčiau. Na, jei nenori, tai nereikia, tariau ir nebetekau jokios vilties. Tas žmogus nesirengė pirkti, aiškus daiktas. Bet tada jis staiga apsigrėžė į mane, pažvelgė tiesiai į akis ir paklausė tyliai ir griežtai labai greitai. Kiek kainuoja? 7000 markių. Jei nemirktelės, išpyškinau kaip iš pistoleto. Aš žinau, kad tas žmogus neturi pastebėti, jog bent akimirką galvoju. Kiekviena uždelsta sekundė galėtų kainuoti 1000 markių, kurį jis nusiderėtų. 7000 markių neto. Pakartojau tvirtai ir pagalvojau, jeigu tu dabar pasiūlysi 5000, mašina tavo. Tačiau Blumenthalis nepasiūlė nieko, jis tik sušniokštė. Per brangu. Žinoma, tariau aš ir jau galutinai atsisakiau minties, kad jis gali nupirkti mašiną. Kaip tai žinoma? Paklausė Blumenthalis, staiga parodęs, kad ir jis moka kalbėti kaip žmogus. Pone Blumenthali, atsakiau aš, ar jums teko šiais laikais sutikti, ką nors, kas būtų kitaip atsakęs, paminėjus kainą? Jis atidžiai pažvelgė į mane. Paskui jo veidu šmėstelėjo lyg ir kas panašaus į šypseną. Tas tiesa, bet mašina tikrai per brangi. Nes netikėjau savo ausimis. Štai galų gale tikrasis tonas, suinteresuoto žmogaus tonas, o gal čia dar kokia velniška gudrybė? Tuo metu pro kiemo vartus ėjo elegantiška Dabita. Ji išsitraukė iš kišenės laikraštį, dar kartą patikrino, ar tas pats namų numeris ir pasuko prie manęs. Ar čia parduodamas Cadillakas? Aš linktelėjau ir negalėdamas pratarti žodžio žiūrėjau geltoną Dabitos bambukinę lazdą ir zomšinės pirštinės. Ar negalėčiau pažiūrėti? Klausinėjo jis toliau, nemirktelės. Štai šitas, tariau aš, bet būkit malonus trupučiuką palūkėti, aš dar užimtas. Gal užeitumėte į vidų? Dabita valandėlę paklausė, kai burzgė motoras, nutaisė iš pradžių kritišką, paskui patenkintą miną. O po to leidosi palydimas į dirbtuvę. Idiotė, surzgiau jam ir greitai sugrįžau pas Blumenthalį. Jeigu bent kartą pravažiuosite šią mašiną, kitaip galvosite apie kainą, tariau. Jūs galite mėginti ją kaip tik norit.
Jeigu jums tai būtų patogiau, aš galėčiau užsukti pas jūs vakare ir tada mes išbandytume. Tačiau trumpas pagyvėjimas jau buvo išgaravęs. Bliumentalis vėl pavirto granitinių giedotojų draugijos prezidentu. Tik to tarė jis. Man jau reikia eiti. Jei panorėsiu išmėginti mašiną, paskambinsiu. Pamačiau, kad tuo tarpu nieko daugiau negalima padaryti. To žmogaus neperkalbėsi. Gerai, pasakiau, tačiau gal jūs duotumėt man savo telefono numerį, kad galėčiau jums pranešti, jei dar kas imtų domėtis mašiną. Bliumentalis į mane keistai pažvelgė. Tas, kuris domisi, dar nepirkėjas. Jis išsitraukė cigarinę ir atkišo man. Staiga pasirodė, kad jis ir rūko. Netgi korona markės cigarus. Vadinasi, pinigų turi kaip šieno. Bet man jau viskas buvo vis tiek. Paėmiau cigarą. Jis padavė man draugiškai ranką ir išėjo. Žiūrėjau jam iš paskos ir tyliai, bet atsakomai keikiau. Paskui sugrįžau į dirbtuvę. Na, sutiko mane dabita Gottfriedas Lenzas. Kaip? Man pasisekė, pamačiau, kaip tu plūkiesi ir nutariau truputį padėti. Laimė, kad Totas čia persirengė prieš eidamas į finansų valdybą. Pamačiau ten kalbant jo gerą į kostiumą. Kaip mat užsivilkau, iššokau pro langą ir įėjau pro vartus kaip rimtas pirkėjas. Gerai padaryta, idiotiškai padaryta, atsakiau aš. Tas vyras gudresnis už mus abu ir į krūvą sudėtus. Pažiūrėk į cigarą, 1,5 markės vienas. Tu nubaidėjai milijardierių. Gottfriedas paėmė cigarą man iš rankos ir pauostė ir užsirūkė. Nubaidžiau apgaviką. Milijardieriai nerūko tokių cigarų. Jie rūko tuos, kur po skatiką vienas. Nesąmonė. Atsakiau, apgavikas nepasivadins Bliumentaliu. Jis pasivadins grafu Bliumentaliu. Ar panašiai. Jis sugrįš, tarė Lenzas, kaip paprastai nepamesdamas vilties ir papūtė man į veidą cigaro dūmus. Tas jau nebegrįš, tariau įsitikinęs. Bet ir kur tu traukiai bambukinę lazdą ir pirštinės? Paskolinau, Beno ir ko parduotuvėje. Pažįstu ten pardavėją. Lazdą galbūt netgi ir pasiliksiu. Ji man patinka. Ir patenkintas savimi ėmė masuoti storą lazdą. Gottfriedai, tariau aš, čia niekais eina tavo talentas. Žinai ką, eik į varietę, ten tavo vieta. Jums skambino, tarė Frida. Žvairakė Celevski tarnaitė, kai vidurdienį trumpam užbėgau į namus. Aš atsigręžiau. Kada? Gal prieš pusvalandį kalbėjo moteris. Kągi jis sakė? Kad paskambins dar sykį vakare. Tačiau aš toj pasakiau, kad nelabai verta. Vakarais jūsų niekada nebūna namie. Aš įbedžiau į akis. Ką? Jūs taip ir pasakėte. Viešpatie Dieve mano, kad jūs kas išmokytų kalbėti telefonu. Aš moku kalbėti telefonu, flegmatiškai pareiškė Frida. O namie jūs iš tikrųjų bemaž niekad vakarais nebūnate. Tačiau kas jums darbo plūdausi? Aš kitą kartą dar papasakokite, kad mano kojinės kiauros. Galiu papasakoti, jei norite. Atšovė Frida ir vilingai pažvelgė į mane savo raudomis, karščiuojančiomis akimis. Mudu buvome seni priešai. Aš kuo mieliausiai būčiau įgrūdęs ją į puodą su sriuba, bet susivaldžiau. Pasirausiau kišenę, įbrukau į ranką markę ir taikiai paklausiau. Ar toji dama nepasakė savo vardo? Ne, atsakė Frida. O koks jos balsas? Truputį žemas ir duslus, tarsi kiek prikimęs? Neatsimenu, pareiškė Frida, bei taip flegmatiškai tartum nebūčiau įbrukęs ją į ranką markės. Koks gražus jūsų žiedelis, iš tiesų žavingas, tariau aš. Na pagalvokite gerai, gal kaip nors atsiminsite? Ne, pakartojo ji, o veidas tačiai švytėjo piktų džiaugsmu. Tai pasikarktų ragana, sušnekšiau aš ir nuėjau savo. Vakare lygiai 6 valandą jau buvau namie. Atidaręs duris išvydau nepaprastą vaizdą. Koridoriuje stovėjo ponia Bender, sesuo iš Lopšelio, visų mūsų pensiono moterų apsupta. Eikit šiandien, tarė ponia Celevski. To susirinkimo priežastis buvo gal pusės metų kūdikis, išpuoštas kaspinais. Ponia Bender atsivežė jį vežimuku iš savo Lopšelio. Vaikas buvo kaip vaikas, bet moteris lenkėsi prie jo nutaisiusios tokio pašėlusio susižavėjimo kupinas minas, tarsi tai būtų pirmas kūdikis pasirodęs šiame pasaulyje. Jos be perstojo pliaukšėjo liežuviais, spraksėjo pirštais
priešais mažytės būtybės akis ir pūtė lūpas. Bet Erna Bėnik ir ta užsivilkusi savo kimono su drakonais dalyvavo šioje platoniško motiniškumo orgijoje. Ar nežavingas sutvėrimas, paklausė ponia Zalewski žiūrinčiomis iš susigraudinimo akimis. Žėrinčiomis iš susigraudinimo akimis. Tai bus galima pasakyti tik po kokių 20 ar 30 metų, atsakiau aš ir paskersavau į telefoną. Kad tik neskambintų man, kai čia visos susirinkusios. Bet jūs tik pažiūrėkite į jį, gerai, paragino mane ponia Hasė. Aš pasižiūrėjau. Kūdikis kaip kūdikis, nieko ypatingo man nepavyko aptikti, nebent be galo mažas rankutės, ir dar toptelėjo keista mintis, kad ir pats kadaise esu buvęs toks mažytis. Vargšas kirminukas, tariau, jis dar nenumano, kas jo laukia. Norėčiau žinoti, kokiam karui jis užaugs. Žiaurusis žmogau, atsakė ponia Zalewski, negi jūs toks bejausmis? Per daug jausmingas, pareiškiau, antraip neteitų į galvą tokios mintys. Aš pasišalinau savo kambarį. Po 10 minučių sučirškė telefonas. Aš išgirdau savo pavardę ir išėjau. Nieko nepadarysi, visa draugija tebebuvo koridoriuje. Jie neįsiskirstė ne tada, kai prisidėjau prie ausies ragelį ir išgirdau Patricijos Holman balsą, dėkojantį už gėles. Tuo tarpu kūdikiui, kuris matyt buvo protingiausias iš jų visų, nusibodo tas visas beždžionėjimas ir jis staiga paleido dūdas. Atleiskite, tariau į ragelį nusiminęs, aš nieko negirdžiu. Čia plyšoja kūdikis, bet jis ne mano. Moteris sušnipštė, kaip smūglių gūžta, stengdamasis numaldyti striūbaujantį padarą. Tačiau iš jų pastangų išėjo tik tiek, kad vaikas dar labiau paleido gerklę. Tik dabar pastebėjau, kad čia iš tikrųjų ne bet koks kūdikis. Jo plaučiai turbūt buvo lygi kojų, nes antraip negalėjai paaiškinti tokio skardaus balso. Aš atsidūriau sunkioje padėtyje. Akimis svaidžiau įniršio kupinų žvilgsnius į motinų kompaniją, o lūpomis stengiausi tarti į ragelį malonius žodžius. Nuo viršugalvio iki nosies manie siautė perkūnė, nuo nosies lygi smakro švytėjo saulės pavasario peizažas. Vėliau man pačiam buvo mįslė, kaip sugebėjau susitarti dėl susitikimo kitą vakarą. Jūs turėtumėt pastatyti čia garso nepraleidžiančią telefono būdelę, pasakiau poniai Zalewski. Tačiau jai irgi nereikėjo žodžių pirkti. O kamgi, paklausė sužaibavusi akimis, negi jūs turite tiek daug paslapčių? Aš nutilau ir pasišalinau. Negalima kelti vaido prieš sujudusius motiniškus jausmus. Nupusėję viso pasaulio moralistai. Vakare buvome susitarę susitikti pas Gotfridą. Aš pavalgiau mažytėje smuklėje ir nuėjau pas jį. Pakeliui elegantiškiausioje vyrų galanterijos parduotuvėje nusipirkau naują kaklaraištį numatomams iškilmėms. Vis dar negalėjau atsistebėti, kaip sklandžiai viskas išėjo. Ir pasižadėjau rytoj būti rimtas kaip laidotuvių biuro generalinis direktorius. Gotfrido lindinė buvo verta dėmesio, joje kabėjo daugybė suvenyrų parsivežtų iš Pietų Amerikos. Margi dembliai ant sienų, keletas kaukių, išdžiovinta žmogaus kaukolė, keisti moliniai puodai, ietis ir svarbiausia įžymybė – puiki nuotraukų kolekcija, užimanti visą sieną, indėnės ir kreolės gražūs, tamsaus gymio lankstų žvėreliai, nepaprastai graštus ir nevalyvi. Be Lenco orkesterio ten dar buvo Braumilleris ir Grau. Theo Braumilleris įdegusių varos spalvos kiaušų sėdėjo ant sofos atkalties ir susižavėjęs žiūrinėjo Gotfrido nuotraukų kolekciją. Jis buvo vieno automobilių fabriko lenktynininkas ir senas Kesterio bičiulis. Šio mėnesio 6 dieną jis rengėsi dalyvauti lenktynėse, į kurias Otas užrašė Karlą. Ferdinandas Grau sėdėjo prie stalo gremėzdiškai išpurtęs jau gerokai įkaušęs. Pamatęs mane, iščiupo plačią letiną ir prisitraukė prie savęs. Robi, tarė storu balsu, ko tau reikia čia? Tarp žuvusiųjų žmonių? Tau čia nėra ką veikti. Išeik, gelbėkis, tu dar gali išsigelbėti. Aš pažvelgiau į Lensą, jis man mirktelė. Ferdinandas jau geros formos. 2 dienos, kai jis stengiasi pragerti kažkokią mylimą velionę. Pardavė vieną portretą ir išsigavo pinigus. Ferdinandas Grau buvo tapytojas, tačiau jis jau seniai būtų miręs badu, jei nebūtų įgudęs vienoje srityje. Pagaliau liudinančių artimųjų užsakymus
pagal liūdinčių artimųjų užsakymus iš mirusių žmonių fotografijų jis piešia nuostabiai tikrus portretus. Iš to gyveno ir gana neblogai. Jo puikiųjų peizažų niekas nepirko, visą tai jo kalboms teikė kiek pesimistišką atspalvį. Šį kartą mano užsakovas buvo smuklininkas, tarė jis. Smuklininkas, kuriam numirė turtinga teta, prekiavusi actu ir aliejum ir palikusi jam visą turtą. Jis pasipurtė. Laiku. Klausyk, Ferdinandai, atsakė Lencas. Nevartok tokių šiurkščių posakių. Tave maitina viena iš gražiausių žmogiškų savybių – šventa pagarba. Nesąmonė, pareiškė Grau. Mane maitina kaltės supratimas. Šventa pagarba yra ne kas kita kaip kaltės supratimas. Žmonės nori išpirkti tai, ką jie padarė, ar norėjo padaryti blogo savo mylimiesiems velionėms, kai dar šie buvo gyvi. Jis lėtai persibraukė ranką per degantį kiaušą. Kaip tu manai, kiek kartų mano smuklininkas linkėjo savo tetai, kad ji nusistagaruotų? Užtat dabar jis užsako švelniausių spalvų jos portretą ir pasigamina viršum sofos. Taip jinai labiau jam patinka, šventa pagarba. Žmogus savo negausias gerasias savybės visada prisimena tik tuomet, kai jam per vėlu. Tada jis susigraudina dėl to, koks taurus galėjo būti ir tarėsi esą labai dorybingas. Dorybė, gerumas, taurumas, jis numojo savo galingą leteną. Tai tokios savybės, kurių žmogus linki kitiems, kad galėtų juos mulkinti. Lencas parodė dantis. Tu purtai žmonių visuomenės pagrindus, Ferdinandai. Žmonių visuomenės pagrindas yra gobšumas, baimė ir parsidavimas, atšovė Grau. Žmogus yra blogas, bet jis mėgsta gerą, kai jį daro kiti. Jis ištiesė Lencui savo stiklą. Taigi, o dabar įpilk man ir neplepėk visą vakarą, duok ir kitiems prasižioti. Aš perlipau per sofą ir priejau prie Kesterio. Man staiga šovė į galvą mintis. O tai padaryk man vieną malonumą. Rytoj vakare man reikia Kadilako. Braumilleris liovėsi intensyviai studijavęs mažai apsirengusią kreolę šokėją. O tu jau moki apsisukti? Pasteiravo jis. Iki šiol maniau, kad moki tik tiesiai važiuoti. Ir tai tik tada, kai už tave kas nors vairuoja mašiną. Būk ramus, Teo, atsakiau aš. 6 dieną per lenktynės mes tave sudorosim kaip šiltą vilną. Braumilleris springo iš juoko. Tai kaip, Otai? Paklausiau aš nekantriai. Mašina neapdrausta, Robi, tarė Kesteris. Aš liaušiu kaip sraigė ir signalizuosiu kaip omnibusas. Tik 1-2 kilometrą po miestą. Odas taip prisimerkė, kad jo akis pavirto siaurų plyšeliu ir nusišypsojo. Gerai, Robi, imk, kad nori. Gal tau mašinos prireikė prie naujojo kaklaraiščio? Paklausė prieėjęs Lencas. Užsičiauk, tariau aš ir pastumiau jį į šalį. Tačiau jis neatstojo nuo manęs. Nagi, parodyk, vaikutį. Jis pačiupinėjo šilkinį kaklaraiščio audeklą. Puiku, mūsų berniukas darosi žigolo. Jei neapsirinku, tu rengiesi nuotakas pasidairyti. Šiandien tu manęs akių mulkintojų neįžeisi. Atsakiau aš. Nuotakos? Ferdinandas Grau pakėlė galvą. O kodėlgi jam nepasižvalgyti nuotakos? Jis pagyvėjo ir atsigrėžė į mane. Taip ir daryk, Robi, tu dar tinki tokiems dalykams. Meiliai reikia šiokio tokio naivumo. Tu jo turi. Išlaikyk jį. Tai Dievo dovana. Jeigu sykį jau prarasi, niekad nebeatgausi. Nesidėk to per daug į širdį, šaipėsi Lencas. Kvailam gimti nesarmata. Tik mirt kvailam gėda. Tylė, Gotfridai. Grau vienu savo galingos leteno mostu nustumė jį į šalį. Apie tave nekalbam, tu gurguolės romantikė. Tavęs negaila. Dėstyk ramiai, Ferdinandai, tarė Lencas. Kai išsikalbi, visada lengviau ant širdies pasidaro. Tu esi simuliantas, pareiškė Grau. Patetiškas simuliantas. Visi mes tokie, rodė dantis Lencas. Mes gyvename tik iliuzijomis ir kreditais. Tikrai taip, atsakė Grau ir vieną po kito peržvelgė mus iš po susivėlusių antakių. Praeities iliuzijomis ir ateities kreditais. Paskui vėl atsigrėžė į mane. Naivumas, sakiau aš Robi, tik paviduoliai vadina jį kvailumu. Dėl to neįsižeisk, tai ne yda, o talentas.
Lensas mėgino kažką įterpti, tačiau Ferdinandas jau kalbėjo toliau. Tu žinai, ką aš turiu galvoje? Paprastą širdį, dar nesugraužtą skepticizmo ir antiinteligentiškumo. Parsifalis buvo kvailas. Jeigu jis būtų buvęs protingas, tai niekad nebūtų laimėjęs šventojo graulio taurės. Tik tai kvailas laimi gyvenime. Protingas mato per daug kliučių ir netenka pasitikėjimo. Dar nieko nepradėjęs. Sunkiais laikais naivumas yra vertingiausias lobis, stebuklingasis apsiaustas. Slepęs pavojus, į kuriuos stačia galva, kaip užhipnotizuotas įlekia gudruolis. Jis išgėrė gurkšnį ir pažvelgė į mane savo didžiulėmis žydromis akimis, kurios it sklypelis dangaus švytėjo giliai raukšlių išvagotame veide. Niekad nereikia stengtis per daug sužinoti, Romi. Juo mažiau žmogus žinai, juo paprasčiau gyveni. Žinojimas išlaisvina žmogų, bet padaro jį nelaimingą. Eikš, išgerkim už daivumą, kvailumą ir viską, kas su juo susiję. Už meilę, tikėjimą ateitimi, laimės svajonės. Išgerkim už nuostabų kvailumą, už prarastą į rojų. Jis sėdėjo sunkus ir gremėzdiškas, staiga nugrimzdęs į patį save ir savo girtumą, tarsi tokia vieniša, neapsakomai gūdi kalva. Jo gyvenimas buvo sudužęs ir jis žinojo, kad nebegalima jo pataisyti. Gyveno savo didelėje studijoje ir turėjo ryšių su savo šeimininkė. Ta moteris buvo kieta ir širkšti, o Grau priešingai, kad ir galingo sudėjimo, buvo jautrus ir nesantūrus. Jis negalėjo ją atsikratyti, pagaliau galimas daiktas jam buvo jau vis tiek. Ferdinandas turėjo 42 metus. Nors ir žinau, kad tai nuo girtumo, bet vis dėlto mane truputį nupurtė keistas šiurpas, kai pamačiau jį tokį. Grau nedažnai rodydavosi mūsų draugijoje ir bemaž visados gerdavo studijoje, o tas greit nusmukdo žmogų. Šypsnys dulktelėjo jo veido. Jis įbruko man į ranką stiklą. Gerk, Robi, ir gelbėkis, atsimink, ką aš tau sakiau. Gerai, Ferdinandai. Lensas užsuko patefoną. Jis turėjo daugybę negrų dainų ir pagrojo mums keletą iš jų. Apie Misisipę, apie medvilnės rinkėjus ir apie tvankes naktis prie žydrų tropikų upių.